Sveiki visi susirinkę į Lietuvos Respublikos Seimą į konferenciją, kaip pakviesti moteris tikrintis profilaktiškai dėl krūties vėžio ir kad ketvirtadalis miesto gyventojų bijo blogo rezultato. Toks oficialus pavadinimas, mes turbūt jį narpliosim plačiau. Aš labai norėčiau padėkoti konferencijos organizatoriui, profesoriui Sauliui Čaplinskui, už suteiktą mums čia tokį suorganizuotą erdvę ir visų surinkimą. Konferencijos iniciatoriai Nacionaliniai krūties ligų asociacijai, taip pat visiems partneriam Nacionaliniam vėžio centrui, Antakalnio gimnazijai, Lietuvos šeimos gydytojų profesiniai sąjungai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Nacionaliniam vėžio institutui. Tai va, prisistatau, aš esu žurnalistė Ieva Kašauskaitė-Petrauskienė, vėliau mano kolegė Juventas Ratatavičienė taip pat perims turbūt diskusijas. Ir šiandien kalbėsime ne tik apie mediciną ir statistiką, kalbėsime apie baimę, pasitikėjimą, komunikaciją ir tai, kodėl net žinodamos, kad ankstyva diagnostika gali išgelbėti gyvybę, moteris vis tiek delsia tikrintis. Nors 83% moterų sako, kad bent kartą pasinaudojusios yra nemokama krūties vėžio patikra, dalis moterų vis tiek dar lieka už sistemos ribų, nelyšių skaičius jos pristatys gerbiama Rasa Ališauskienė. Ir dažniausios priežastys yra čia turbūt netechnologinės, nes girdim apie baimę, neaiškumą ir kartais tiesiog įsitikinimą, kad jei jaučiuosi sveika, tai greičiausiai tikrintis nereikia. Taip, šiandieną bandysime atsakyti, ar dabartinė prevencijos komunikacija yra paveiki, ar pokyčiai programoje veikia ir kokią žinutę šiandien iš tiesų girdi moteris, kurią mes kviečiame, ką jį girdi, gavusi kvietimą pasitikrinti. Taigi, grįžčiau prie profesoriaus Saulio Čaplinsko, galbūt jūs norėtumėt. Taip, dėkui. Aš norėčiau keletą žodžių pasakyti ir pradėti nuo to, kad dabar viešoje erdvėje daugiausiai kalbam sveikatos temą apie ką? Apie eilės, apie tai, kaip sunku patekti pas gydytoją. Ne? Bet juk mes gyvenam tarsi susisiekiančiose induose. Ir dabar, kai sensta populiacija, kai kuo daugiau turim žmonių gyvenančių jau solidžiame amžiuje ir tas amžėjimas toliau, sakant, didės, neatsiktinai mes birželio pradžioje ir turėsim sveiko amžėjimo ir amžiškumo asamblėjas, sekit informaciją apie tai. Jeigu nesimsim visų galimų priemonių tam, kad žmonės kuo ilgiau išliktų sveiki ir darbingi, o esant tam tikrai situacijai jau kuo greičiau galėtume diagnozuoti vieną ar kitą lygą, tam, kad galėtume išvengti jos progresavimo, kad galėtume išvengti hospitalizacijos, jau nekalbant apie priešlaikinės mirtis, juk keli šimtai moterų kasmet Lietuvoje miršta nuo krūties vėžio, nuo ligos, kurios iš principo galima išvengti. Tai lygiai tą patį galima pasakyti ir apie eilę kitų lygų, kuriom mes visi solidariai mokesčių mokėtojų pinigais skiriam lėšas, kad galima būtų laiku pasitikrinti ir išvengti lygos progresavimo, bet to nedarom. Tai užtat labai svarbu turbūt ir būtų, taip kaip jau gerbiama Ieva užsiminė, tai ką galėtume visi padaryti kitaip, kad situacija gerėtų. Juk neužtenka vien tik tai paraginti ateit pasitikrinti, jeigu vyraus baimė, jeigu galvos žmogus, kad man tai negresia. Neužtenka vien pasakyti ateik pasitikrinti, o kaip nuvykti, jeigu nėra galimybės nuvykti. O jeigu atvyks į gydymo įstaigą, o ten vėlgi nebus atitinkamos empatijos. Taip, kad šitie dalykai tarpusavy yra labai susiję. Iš kitos pusės, čia susirinkusiems praktiškai nėra jokio reikalo kalbėti apie tai, kodėl taip svarbu, kaip svarbu ir ką daryti. Bet, kaip aš dažnai užduodu klausimą, o ar egzistuoja objektyvi realybė? Turbūt, jeigu gerai pagalvosim, tai nėra tokios sąvokos kaip objektyvi realybė, nes kiekvienam turbūt iš mūsų jinai yra tiek skirtinga, ar ne taip, gerbiama Rasa. Tai kiekvienas gyvenam tam tikram atskiram, tam socialiniam burbulė dabar, kas ypač aktualu ar panašiai. Tai ką daryti, kad
tos skirtingos realybės, kuo labiau galbūt kaip tie susisiekiantys indai susisiektų ir padėtų vienas kitam. Taip, kad labai linkiu produktyvios ir atviros diskusijos, raginu kalbėtojams nesikartot, jeigu kas norėsit, pritart ar užtvirtinti prieš tai kalbėjusio mintį, tai tą be abejo galima padaryti, bet turbūt čia esantiems susirinkusiems per daug įtikinėti vienas kitų nereikia. Bet, yra vienas bet. Juk visi mano organizuoti Seime renginiai pasižymi to, kad aš noriu, kad tai būtų atviras Seimas. Tai yra dabar, nepasistebėjau, kiek žmonių stebi mūsų tiesioginę transliaciją, tikėtina, kad nelabai daug, bet paskui, juk svarbiausia, kad bet kuriuo momentu patogiu kiekvienam žmogui metu yra galimybė atsisukti ir pasižiūrėti šitą įrašą. Dar daugiau, Sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale po kelių dienų mes pasistengsim patalpinti atskirus, sukarpytus kiekvieno iš jūsų pasisakymus, tam, kad nereiktų norint išgirsti dar kartelį, sakysim, kurio nors iš mūsų kalbos, kad nereiktų peržiūrėti ir papildomai ieškoti. Taip, kad linkiu produktyvios ir aktyvios diskusijos ir dar kartelį ačiū labai Jums už iniciatyvą organizuojant šitą renginį.